Kokios nuotaikos, vis tiek smagiau pergalę pabaigti sezoną? Smagu visai. Būtų geriau, aišku, pirmą užimti, bet gaila pralaimėjom pusfinalį Perkūnai, bet kitais metais pabandysim pasiekti ir pirmą vietą KML. Pusfinalio serija tokia, kur pirmavot 1-0, pralaimėjot 2-1 ir jau sekančią dieną reikia žaisti mažai finalą. Liūdna, bet kaip pavyko motyvuotis? Reikia tiesiog susikaupti varžybom. Dėdis, aišku, pridėjo prie motyvacijos, treneris, komandos draugai, labai norėjom laimėti visi. Tas noras labai matęs pirmas 15 minučių ant kiekvieno kamuolio griuvo, tas spaudimas nuo galinės linijos. Pavyko išmušti varžovus kažkiek, galbūt tokia agresyvesnė gynyba? Taip, tikrai pavyko, manau. Išsimušė iš ritmo ir metimų daug jiem nesukrito ir kamuolio sunkiau buvo varyti. Akcentavo treneris tą spaudimą nuo galinės linijos, nes na, pirmam kėliny tikrai daug ir kamuolių perėmėt varžovus. Taip, nes daug klaidų darėm ant to dalyko, tai treneris tikrai akcentavo. Pačiam koks asmeniškai šitas sezonas buvo visas? Neblogas, bet galėtų būti geriau. Norėjusi į finalą patekti, bet ir trečioje tai gerai. Jūs atrodėt pirmus 2 kėlinius labiau motyvuoti, ant kiekvieno kamuolio griuvo, daug perimtų kamuolių. Taip gal treneris akcentavo nuo gynybos viską pradėjo? Pirmoji daly mes labiau norėjom pergalės, antroji biškį atsipalaidavom gal, bet vis tiek, užbaigėm gerai varžybas. Sako, šiemet visai neseniai ir su rinktine pastovyklauti. Kaip tau tas įvertinimas, kaip sekės ten? Gerai, visą laik smagu žaisti už šalį savo. Kokie planai vasarį, ką patobulinti, prie ko padirbėti? Pakeis gal metimo formą biškį, nes šlubavo jau gale sezono, o šiaip tiesiog žais krepšinį nepalikti. Ir gal nori palinkėti komandos draugam kažko atostogams? Paaugti, pastiprėti per vasarą. Daugiau dirbti, augti ir įsiteikti tam sezonui. Patobulėti kitą sezoną, biškį labiau susikaupti ir būti motyvuoti.